Sveiki, šiandien turim Opel Astra. E, 2017 metų, 1 litro varikliukas, benzinas su turbina ir keisim grandinės. Buvo klaida žmogui, kad padėtis velenėlio bloga, tai arba vanuso paleidėjai arba degimas. Jau rida normali, virš 200 tūkstančių, tai žmogus nori grandinės keisti to pačiu ir pasižiūrėsim dėl tų paleidėjų. Tai ką, aš jums parodysiu tiesiog grandinių keitimo eigą. Kiek pavyks, kiek įkišiu kamerą, gal ne visur įkišiu kamerą, kažką iš toli pamatysi, tiesiog gero žiūrėjimo. Ką, pradedam ardymą. Tai pradžioj filtradėžė, čia visą aprengimą, kad nusiimt dangtelį. Po to eisim iš apačios, dirželis, škyvas ir grandinių dangtelis. Važiuojam. Filtras nuimtas. Informacija parengta pagal Mūšių tarnybos ir naujienų agentūros dienos pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 16 valandų ir netrukus 4 minutės. O, tai 3 cilindrai. 1, 2, 3. Sakau, kad mažiukas čia toks, dar vietos daug vienas galėtų būti. Atsijunginiam laidus. Trauksim bobinas. Uždegimo rytas, kitaip sakant. Atsijunginėsim viską aplinkui, kad mums būtų vietos nusiimt dangtelį. Norit parodysiu vieną triuką. Mažas triukas, kaip fiksatorių atfiksuoti tokį. Galima su atsuktuvu vieną pusę, kitą pusę ir tada su 2 rankom aišku lengviau. Ir tada atfiksuojam. Arba pasiemam galvutę, kad gražiai užsidėtų. Jeigu mat, galvutę uždedu, suspaudė tas ir atfiksavo. Suspaudė tuos sparnelius. Užfiksavom, kluk, atfiksavom. Toks mažas triukas. Galima.
kaip mandriai kuro sistema, tiesioginiai purkštukai ir čia kuro reilas, ateina benzinas ir išeina 3 purkštukai. Ir nėra kaip atjungti. Čia atsuksim nuo vamzdelio, o čia toliau nėra kaip atjungti. Tai reikės atsukinėti tos varžtelius. Čia turbūt kaip kepurėlė. Dar su tokiais iš tikrųjų nesusidūręs. Opeliukas toks. Nauja kuro sistema benzininė. Dažniausiai dyzelė atvažiuoja. Taip. Taip. Čia pagrindinis varžtas. Tai mažieji, kaip ir nuardo kepurę. Kitaip neis. Reikės purkštuko kepurę numesti. Ir tada visa ta linija nusikelia. Purkštukai tiesioginiai tiesiai į galvą eina. Tai žiūrim, mėginam, išsipūsim gal biškį dulkės ir atsisukinėsim kepurėlės. Pagrindinį pirmą varžtą ir tada kepurėlės. Kad pats purkštukas galbūt paliktų viduj. Matysim, o gal netgi purkštukais nelabai, gal gerai bus traukt lauk visą reilą, liniją ir su purkštukais. Geriausiai būtų atsisukti nuo purkštukų ir tą visą nusikelti su vamzdeliais. Mėginam taip daryti. Benziniuko nubėgs. Kvepia. O jum benzinas, pakomentuokit, kvepia ar smirda? Man kvepia. Išimtyda, juodai statyti purkštukų, laikyti. Ardyt purkštukų nesinori. Su visais ištraukt ar pavyks. Išklibinti, gal. Gal ir ne. Nelabai. Padarimas toks ne kažką. Galėtų čia būti prisukimui. Viso. Mums tada reilus nusimtų. Netrukdytų dangtelio nuimti. Ai, inžinieriai. Nežinau, ko atsukus ten tikėtis. Bet kaip ir purkštukai ir reilas atskiras detalės. Tai kaip ir turi viskas tvarkingai gražiai suktis. Biškį kažkoks pražystas. Kraštelis pasuktas truputį pakaliam. Ir prie purkštukų reikės užsidengti. O purkštukai matot. Čia purkštukas 1, 2, 3. Gumelės tokias.
Čia kur žalia yra plasmasinė šaibelė ir gumelę paliko ten ant reilo. Išsisausinsim benziną ir užsidangstysim purkštukus ir ten reilą užsidengsim, kad neprieitų. Vis tiek paskui reilą išsiputinėsim viską. Tai taip, patys purkštukai lieka, mums netrukdys. Ir ką? Ir tiek. Lendam gilyn toliau. Prasiputam, užsidangstam purkštukus. Pirmiau užsidangstam, aišku, tada išsiputinėjom, uždengti jie paliks iki kol nesurinkinėsim. Aš truputėlį bėgu, užsidangstysiu reilą, gal jums ir parodysiu. Galbūt iš karto gumelę vieną, kur likus, užsidėsim purkštuko. Tokie kitos buvo ir buvo tuo metu, kai jau buvo prieš rungtynes Eurolygos, kai žaidė Žalgiris, tiek daug pirminių atsitesta. Taip, šitą galim suvynioti plionką. Tiesiog suvyniosim. Kad neprieitų šiukšlių dulkių. Nu ką, keliaujam prie variklio. Du gražiai atsifiksavo, fiksatoriai yra. Čia nusispaudžia, atsifiksuoja. O ten nėra fiksatoriaus. Ir fiškinėlių priklijuota. Tai vėlgi, kad nelaužyt, kažko nepridirbt, tiesiog paliekam tą pravodkę. Čia smogdangtelis toks apvalus. Paliksim čia tą vaidyną. Tiesiog tegul būna. Geriau negu maut fiškę, nulaužti, purkštuką, dar kažką ir pasidirbti reikalų. Taip. Vamzdį išsiėmėm, pasikišom papačią, kur bėgt antifrizui. Mums reikės sujungti 1-2 šlangiukus. Gal jos užsispausti, bet čia mažas, labai neužspausim. Reikia išsileisti. Čia yra velenėlių reguliatoriai, kaip vanos paleidėjai. Jos, manau, išsitrauksim, kad keliant niekas ten niekur nekliūtų. Čia jau sukliuoja. Mėgina jau gal net pakeitį naujus. Kažką darė turbūt dėl tos problemos. Vanusų velenėlių padėties. Mato, kad blogas su alkūninėje sutampa ir išmetimo, spaudimo, kuris ten buvo, padėtį blogą matė. Matyt, mėgino keistis daviklius, bent jau keisti vietą. Kažką gali. Bet dažnai būna, kad
mato klaidą blogo velenėlio padėtis, kai grandinė išsitampo. Ir čia negi buvo, kad vieno velenėlio blogo padėtis, o kita, kad alkūninis su, skaičiuotuvais jie mato kompiuteris. Alkūninio skaičiuotuvo su viršutinio vieno velenėlio skaičiuotuvu nesutampa. Kaip degimas nesutampa. Tai grandinė išsitampus, peršokus, kažkas tokio. Matysim, kai išardysim. Taip, ką mes matom? Kodų nematau. Matau kodų. Bet neaišku, ar čia originalas. Galbūt ne originalas. Būna jų problemų, kad stringa, kai gauna drožlių. Arba čia būna drožlyčių. Užsikemša ar nuo suodžių, dažniausiai nuo suodžių, teplokai nekeitimas. Čia švarus, gražus, kaip naujas. Galbūt naujas ir dėtas. Užsikemša ir jis nebe, kad ir darinės, bet nepraleidinė tepalą, kur reikia, ir blogai valdo velenėlius. Antras irgi kaip naujas. Paskui paklausim žmogaus, ar kažką darė, ieškojo, žiūrėjo, keitė. Atrodo kaip naujai. Po truputį galim sukti dangtelį. Žiūrėt, kas čia dar laikys, kas čia trukdys. Taip, dangtelio neina nuimti, laiko vakuumo pumpą turbūt, kažkas tam gale. Tai nuiminėsim vakuumo pumpą. Nes jį trukdo turbūt dangtelį nuimti, čia stovėti laiką kažkas. Pažiūrėsim. Ką mes ten turim. Vakuumo pumpa. Reikės naujos tarpinėlės, nekad senų nededu. Taip, dangtelis laikė. To jums parodysiu. Įsidedu pumpą. Taip, pažiūrim. Va čia. Matot, nesimato. Dangtelis. Ir jis eina žemyn, aplink. O čia buvo pumpa. Taip ir galvojau, kad gali reikėti nuimti šitą pradžią. Ir kėliau dangtelį, laikė už pumpos. Tai va dabar dangtelis turėtų nusikelti. Kam čia hermetiką užtepė? Nežinau. Šiaip. Tarpinėlę turiu laikyti, čia sulnikiukas.
Tai va taip. Dabar dangtelis jau turėtų nusimti. Dabar. Apsiversim. Turbinėlę. Atiduok čia. Taip, turbinėlę. Dangtelis. Tokia skysta labai tarpinė. Tai va, dangtelis. Na ir ką mes turim? Vat apie tos, kur kalbėjau, tie, kur davikliukus išsėmiau, jie paduoda tepalą. Ir čia yra vanus pavara, kaip velenėlio pavara. Jis nuo tepalo slėgio dar pasukioja degimą koreguoja. Velenėlį, tarkim, patį pasukioja degimą. Nuo apsukų, kai reikia, tarkim, sonkstina velenėlis, nuo tepalo slėgio pasuka. Matom, čia taškiukas ant žvaigždutės. Čia taškiukas ant žvaigždutės. Ir apačioje kažkur turi būti. Tai pasižiūrėsiu programai ir ant grandinės, mačiau, yra sužymėti taškiukai, netgi galim iškart dabar pasižiūrėti, kiek dantukų turi būti tarpelis tarp velenėlių. Aš įtariu, kad gali būti arba išsitampius grandinė, arba peršokus grandinė. Tuoj, palaukit. Nauja. Taip. Taip ir turim. Vat, čia vienas bus ant alkūninio žymėjimas, o čia tamsesnis vienas, tamsesnis du. Ant velenėlių ties tais burbuliukais. Ir pasižiūrim, kiek dantukų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kiek čia turim? Kiek čia turim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tai čia nėra peršokę degimas. Užkaiščiavimui žiūrėjau. Užkaiščiavimui. Kur užkaiščiavimui? Čia užkaiščiavimui per tos. Dedas tulsas. Kaip ir jeigu tulsas lygus, gražus, kaip ir nesutaptų. Šakutė, tarkim, ta tokia, nes ten plokštelė, tiesiog buvo paprasta plokštelė. Ai, gal ir sutaps, truputį reikia pasukti, čia į priekį. Tai velenėlė kaip ir tarp savęs. Viskas puikiai atrodo. Tada apačia, o jeigu ne apačia, jeigu su degimu viskas tvarkoja, tai su tais velenėlių valdymu. Nes problema žmogui ta klaida ir to pačiu grandinės pasikeis nori, tai grandinės bet kokiu atveju keisim, bet pasižiūrėsim, jeigu su degimu viskas tvarkoja, neperšokia ir grandinė neišsitampius, tai kažkur kitur problema. Ir reikės paskambinti paklausti, ar tos davikliukus keitė, ar žiūrėk, kažką matys, kad sukti jau, arba bus gal pačios pavaros. Dar reikės pasikrapštyti, pasiieškoti, pasižiūrėti situacijos, o mes toliau, ką mes toliau? Krūtinę imsim. Čia reikia atsidaryti tą dangtį. Grandinių dangtis. Jis iki pat apačios turbūt bus, dažniausiai būna. Reikės nusimti dirželį, galbūt įtempėję, pagrindinį skrėmulį, pagalvę variklio, kad nusimti šitą dangtelį visą. Ir tada pilnai matysim visas grandinės, visą degimą.
Ką? Čia žiūrėsim, kiek jums pavyksta kamerą įkišt parodyti. Veiksmo viso. Matysim. Kimbam į darbus. Taigi. Čia nusėmėm dangtelį. Dabar mums reikės, kaip minėjau, ardyti iš čia. Tai pradžiai keliamės į viršų, nusiimam ratą, posparnį, dugno apsaugas. Ir žiūrim, kas ten kaip. Čia yra tokie plasmasiniai. Yra spec toolsas jiems. Čia Volkswagenas spec toolsas, bet manau tas pats bus. Taip, ir nusiima. Tokius plasmasinius mėgsta Volkswagenai, Opeliai. Daugiau gal ir niekas, Volkswagenai tai Vagai, ant audinės gal nesu matęs. Škoda, Volkswagen, Opelis. Daugiau nepamenu, kas turėtų. Patogu toks spec toolsas, nereikia su atvarkom rakt, braižyti ratlankių. Lapukų neturim. Sukam. Reikia posparnį nusimti. Taip, ką turim, ten matom, ką mes matom. Nieko jūs nematot. Dabar matot. Turim prieėjimą. Mums reikės nuimti pagrindinį skrėmolį. Pirmiausia, dirželį. Pagrindinį skrėmolį. Pasižiūrėsim, yra gal žymėjimas, va čia kaip rodiklėlė, jeigu matot. Toks trikampiukas, tai čia turėtų ant skrėmolio būti kažkur. Irgi žymėjimas, bet čia irgi suko kažkas nesenai kažką darė, ne per seniausiai. Taip. Dirželis, skrėmulys, degimo pasižiūrim, įtempėją nusimt ir mana. Ar mums nereiks nuimti karterio? Čia matot tas dangtis ir varžtas į karterį ir gale. Varžtas. Padaro. Šaunuoliai. Reikės tą mažai, jūs matot, yra mažasis karteriukas. Čia antras, pirmas. Reikės tam nusimti, nes po jo bus varžtai. Tas išoriai, ten kitam gale viduj ir dar galbūt net per vidurį turėsim. Negali padaryti normaliai. Tai kiek čia jums pavyks nufilmuoti, nežinau. Kažkaip įkišęs kamerą gal nufilmuosiu. Dabar ką, imam dirželį, pasižymim, kaip jis išraizgytas. Visur čia smala dar, smaluota. Prikipsimės čia. Sur antikorozinis. Taip. Pasižymim, kaip dirželis stovėjo.
Nes tas būna, kad pasižiūri, atsiminsiu lengvai ir po to neatsimeni. Tai ar ant popieriuko, ar nuotrauką geriausia pasidaryti netgi. Pasidarom fotkelę. Ir viskas, bus greičiau nei programą atsidaryti žiūrėti. Taip, užsimausiu kapišoną, kad čia neprikibt su antikoroziniu įtempėjęs. Turim birželio būklę iškart. Birželis kaip naujas, viskas tvarkoja. Rolikiukai, kondicionieriaus geras, tempėjo geras, generatorius bus ant kabelės, viskas tvarkoja. Taip, ką mes galim nusisukti, tempėjo iškart. Čia kažkur metkelė turėtų būti, prasisuksim ant škyvo, dabar nematau. Žiau, buvau įsijungęs programą, tai turi būti žymėjimas į tą trikampiuką. Į šitą trikampiuką. Ant skriemulio. Taip, dabar aš manau imam karterį, nes mums reikės krūtiniai nusimti. Išsileidinėjom tepalą. Nusimsim tą metalinį karteriuką. Dabar imam, leidžiam tepalą, kad lašėtų. Kol išlašės, kažką čia aplink apsisuksim, nes mums reikia nusimti skriemulį, generatorių. Nes generatoriaus varžtas yra 2 varžtai ant grandinių dangtelio. Važiuojam. Taip, išsileidinėsim švarų indą. Iš karto bėga dėva, tik prasukus. Tai man atrodo tas varžtas, kur su skylute. Tipo nuleidimui. Atseit nuleidimui. Bet dar daugiau problemų. Nu nebent atsukai ir laukt, kiek laukt, kol išbėgs. Prisilaistai. Eik tu peklon. Tepalas kažkoks kaip vandenukas. Gal todėl? Labai skystas. Gal todėl meta mamos pasklaidas. Per skystas tepalas nesugeba skelbti spaudimo. Apsipyliau visus, dar prapyliau visus. Vanduo. Ką persimau specovkę, biškį prisipyliau tepalą į kišenės. Tepaliukas dar. Beveik nedavaš, galim šiukti. Taip, varžtas. Varžtas be skylės, paprastas, bet jis tik prasukai, šaibelę paleido ir bėga ant pirštų tepalas. Stambes riegis, gal dėl to, trumpas. Lašė.
Užsuksim. Triukas metalinis mažas. Čia karteris klijuotas su hermetiku. Jį reikės atlūpti. Pasikau vieną varžtą. Netlūpus laikytus. Jau kažkas buvo. Susitvarko, ką mes. Kibo. Montuojame hermetiku. Ten viduj, kur tinkliukas, prikūbė hermetiku. Tai kai valot dangtelius, karterius, atsakingai, kur hermetiką nusivalo, neprimėtikit bet kur, nes viskas eina į tepalo paėmimą. Nieko čia baisaus, labai neužkišo. Tiesiog negerai. Taip, viduj varžtai. Vienas, du, kaip ir sakiau, vienas, matot, nematot. Vienas išoriai krūtinės, grandinės dangčio. Visi taip eis ir iš apačios, kad susitemptų su karteriu. Vienas išoriai, du viduj. Vieną prieisim atsukt, kitą neprieisim, reikės šitą plastiką nusimti. Tom galim dabar ir užsiimti. Tas plastikiukas toks. Vienas vartelis ant 10. Atidarė tepalo siurblio grandinėlę. Ir ten viduj turime vieną varžtą, matot, ir ten kampe vienas varžtas. Ir čia išorinis varžtas. 3 varžtai iš apačios. Vien dėl tų dviejų reikia nusimti karteriuką. Tai tos varžtus iš karto atsisuksim. Prasisukinėsim variklį, žiūrėsim, iškosim markiruotas degimo. Nu kaip. Toks, nu ką. 24. Taip. Po to nusileisim žemyn, išsisuksim žvakes, kad lengviau būtų sukti variklį. Dabar, kad mes esame jau pasikėlę mašiną, trumpam prasukimui tiks ir taip. Nu ir nėra žymėjimo ant skrėmulio. Programa rašo, kad yra. Ir kaip ir turėtų būti, ir kampiukas nebereikalo. Turėtų būti žymėjimas. Neturime.
Na, neturime, tai neturime. Įmam skrėmulio. Turim tokį įrankį. Įsisuksim tokius pinukus, kad pasilaikymui. Kurio pusė čia geriau. Įsisukam pinukus. Nežinau, ar išlaikys. Šiaip gan tvirtas daiktas. Kiek čia priversta, nežinau. Ai, nieko čia nepriversta. Kartais būna, kad reikalauja programą priveršti. Nieko daug nepriveršta. Kartais būna reikalauja programą ten priveršti 400 Newtonų, ten kažkas tokio. Čia jau pasiruoši įrangos su vamzdžiais, čia užsidedi, kad laikytų. Ir taip pukšt lengvai. Tai čia panašiai. Nesunkiai. Tuko. Nežiūrėjau, kiek veržės, gal ir nesmarkiai ir veržti, nes grandinė žvaigždė yra su nukreipiančia, su šponkė vadinama. Tai taip. Taip, nuiminėjom skrėmulį. Skrėmulys. Taip, jis turi irgi šplintavimo vietą, bet kažkodėl neturi šimėjimo. Įdomu, kodėl. Jeigu net programą rašo, kad turi būti. Yra kaip yra. Kas mums iš šitos pusės daro? Generatorius. Taip, turim ten generatorių. Reikia nusiimti jį, nes varžtai yra į dangtelį. Ten vienas varžtas špilkelė, norėtųsi jį išsisukti. Netrukdytų, ilgą špilką tokį paliks. 15 cm. Trukdys dangteliui. Ne 15. Gal ir 15. 10. Špilką, kad mums netrukdytų. Taip. Programai rašo kažkodėl vandens pumpą. Vandens pumpą išsiimti. Kodėl? Nežinau. Palei viskas gražiai praeina pro pumpą. Skrėmulį. Šis skrėmulis net nenusiima. Tai gal tai nesąmonė rašo. Skrėmulį vandens pumpas nusimti ir vandens pumpą. Mums to nereikia. Viskas gražiai praeis. Beliko tik pagalvę. Visas tas laikiklis pagalvės. Tai leidžiam į apačią. Galim galbūt iš tikrųjų tą varžtą atsisukti iš karto apatinį. Paskui neprieisim. Ir viršui dar du laikys. tą vieną atsisukam. Koks ten 15 turbūt viskas. Klausimas, ar toks ilgas išsitrauks. Būna tiesiog kliūna. Lonžeroną remiasi, nenutrauks.
Išlindo. Varžtas. Taip. Krūtinę prieisim. Atsisukti. Leidžiam ją pačią mašiną. Užsisuku karterį ant poros varžtų, kad būtų kur dankratai jam. Karterį nusėmėm dėl to, kad atsisukt varžtus, jau esame atsisukę. Paskui nuimsim krūtinę, galbūt tikriausiai reikės nusiimti siurblio grandinėlę. Komplekte nėra. Vis tiek mums ją reikės nusiimti, nes žvaigždutę naują reikės pasikeisti. Nuimsim šitą dangtį. Nusimt pirmiau pagalvę reikia. Kad pagalvę nusimt reikia su domkratu pasiremti. Remiam už karterio. Pasidėjau medinį pagaliuką. Švelniai prisikėliam. Taip, sukinėjom nuo lonžerono. Tada tos du arba tų net nesuksim. Suksim, nes ten varžtus giliai. Taip, nuo lonžerono sukam. Čia atsisuksim, tada čia atsisuksim. Variklio pagalvę. Dabar nusimsim variklio pagalvės laikiklį. Laikiklis laikosi ant 3 varžtų. Apačioje jau atsukęs, liko 2 šaltiniai. Laikiklis. Turim tuščią ertmę. Taip, ir dabar turim visą šitą dangtį nuo viršaus iki pat apačios aplinkui varžtai, per vidurį varžtų nusimsim jį. Tada mes matysim visą grandinę. Aplink 10, per vidurį 10. Ir viršui 15. Kaistis varžtas. Daro. Oho. Va, atvirkštinis. Ne. Aš mačiau čia iš dangtelio vidurio kiaurai skylutę į tą varžtelį. O jis kaip dangtelis ar kaip ir varžtas? Iš tikrųjų negaliu pasakyti. Kol nenuimsim. Taip, kaip varžtas ir kiauras su skyle. Iš ten, jeigu pakliuvo tepalų, kad išbėgtų. Taip, mėginam prieiti su to, duk, neprieisim. Kažkur prieisim. Atsilaisvinam sutarklį, dabar galim su impaktu. Taip, ką aš čia dabar padariau, tai pasižymėjau alkūninį, plius ir aišku mėtkės, plius pasižymėjau ir pasižymėjau, pačio jeigu matysit, nematysit, pasižymėjau yra siurblys ir balansyras. Mėginsiu nenuėmęs karterio antrojo, atsukti siurblio žvaigždę ir pasikeisti grandinėlę, šliaužiklius prie viso siurblio.
Atrodo, kad turėtų pavykti, kai bus iš tikrųjų, nežinau. Pažiūrėsim. Tikiuosi sutaupyti darbo, nenuiminėti antro karterio ir kamino surūdyjusi. Tai va taip, esu užsisakęs spectulsas, čia blokuojas tarp velenėlių. Tai rytoj turėtų jau pareiti, tai viskas gut. Dabar irgi velenėlius, manau, pasižymėsiu, kaip kad buvo. Ir palyginsim, ar viskas gerai buvo ar ne. Kol laukiu tulsų, tiesiog ardaus, paskui tulsų sudėsim. Tai tiek. Ir po to matysim. Kai susidės naują grandinę, matysim, ar viskas čiki-piki buvo ar ne. Tai ką, dabar galim paleidinėti grandinę. Pirmiausia, užsikaiščiuot mėginsim. Suradau tokį užkišimui įtempėjęs. Turiu kaiščiuotis. Kol išsiaiškinau, kaip veikia tas įtempėjas, tai jeigu trumpai jums apie tai yra šitas toks kaip grandinės narelis per ašelę į šitą fiksatorių ant dantukų įtempėją. Tai suspaudžiam įtempėją truputėlį, tas fiksatorius suspaudžia, tą narelį nustumam į apačią, nusukam, jis sukiojas per ašelę. Ir tada keliam į viršų, keliant į viršų atsipalaiduoja tas. Ir užfiksuojam. Ir taip palieka šliaužiklis laisvas. Užfiksuotas tas įtempėjas ir šliaužiklis laisvas. Šiaip visiems aš mėginau iš pradžių, kad eitų sustumti, atfiksuoju ir sustumti pilnai. Bet čia neduoda pilnai sustumti. Neina tiek atversti to liežuvėlio. Tai tiesiog, kad jis ne ant tempimo, o užfiksuotas, kad daugiau neįtų. Duoda čia per pusę narelio vaikščio tiesiog sustumti. Tai tiesiog taip. Dabar galim nusiminėti tempėją, šliaužiklius, grandinę. Štai mūsų tempėjas. Jis turėjo tarpinėlę. Taip, šliaužiklis vienas, šliaužiklis antras. Antras šliaužiklis. Datos dažnai dabar jau nebėra. Ko galima atpažinti senas, nesenas. Nėra labai išdilęs. Gal ir nesenas. Seniau būdavo visada datos. Ant šliaužiklio ir matydavai. Kada pagamintas bent jau. Šį dešimtmetį ir praeitą. Grandinė. Čia šliaužikliukas dar. Šliaužikliukas. Kągi. Turim nuvartytas grandinės. Poweras nekliba. Būna klibėjimas iš pačių pavarų. Čia nejaučiu klibėjimo. Taip.
nuardyta. Liko mums, ar pavyks apačią tepalo siurblio grandinėlę. Bandom, nežinau kaip jums ten kamerą įkišti. Gal ir nematysit. Taip, ką mes čia turim įtempėję. Tai vat, sukas po biškį, atsuksim siurblį. Vat, toks dvaisiukas su ilgu laikomės alkūninį. Čia su rakteliu to, kur rodžiau žvaigždutę. Tiek nėra jėgos, tiek atsigulus per vamsduką užsimovau. Gan tvirtai prisuktas buvo. Dabar jau pradėjo atsilaisvinėti. Čia kelias man šitas. Aš užsirėmu už dankrato. Prisilaikau. Čia dabar laikosis. Ir su dviem rankom tą tempiau. Dabar galai su viena jau. Eina su vienu. Oh shit. Taip atsisukom. Taip. Dabar esmė. Galim gal ir pasileisti. Tempėję nemačiau kaip užfiksuoti. Pasileidžiam čia. Programa rašė, kad reikia nusimti antrąjį karterį, nes grandinės tiko nenuėmė. Neištraukė žvaigždės su grandinė, nes labai ilgas alkūnis. Bet aš galvoju, jeigu žvaigždutę nuėmus ir taip gal pavyktų, turėtų pavykti viskas. Žvaigždutę nusimti. Žvaigždutę vat. Pasidedam varžtelę žvaigždutę. Žvaigždutė yra su mėtke. Buvau plus pasižymėjęs dar, bet yra ir burbuliukas. Bet dabar kaip degimas toje čia nesutapo, turi būti paskui pabėga. Nes yra balansyras. Balansyrą irgi pasižymėjau, kad niekas nepabėgtų. Jo žvaigždutė kitaip neuždės. Lenciūgėlis čia dabar keliaujam aukščiau. Čia dabar nuimsim įtempėję, nuimsim šliaužiklį, išsitrauksim grandinę. Varžtas. Įtempėjęs. Šliaužikliukas, o ant jo yra data. Ant vienintelio. 15.5 mėnesio. Žieminis. O bent matus, kad originalas. Mašina yra 17. Tai faktas, kad originalas. Ant įtempėjo irgi matau datą. Kad žieminis jau nėra ženklo. A, yra. Žiem yra. Metai. 16. 3 mėnesį. Vienas 15, kitas 16, mašina 17. Tai originalai. Grandinėlė mūsų. Pavyko viskas puikiausiai, nereikia imti karterio. Taip, ir grandinėlė turi 2 žymėjimus taip pat. 1, 2. Vienas iš kivuką, kitas į žvaigždutę.
nes per siurblį eina balansyro sukimas visas. Todėl siurblys turi markiruoti degimui. Nes šiaip siurblių nereikia, bet per jį sukasi balansyras, o balansyrui būtina. Jeigu balansyrą blogai pastatysim, vibracija jaus variklio. Taip, žvaigždutę nusimti. Nelengvai. Stringam. Čia gal samnikiuką reikės. Su pirštais neištraukiu. Žvaigždutės dabar nenutraukiu. Su rankom reikės samnikiuką paimti, nusitraukti. Taip, viską nuserdėm. Degimas išlieka, alkūninis ties čia. Velenėlį plus mūsų pažymėti su markeriuku. Čia pasisuko truputį. Plus rytoj sulauksim spec toolsų užsikaiščiuoti. Bet kaip ir nereikia, nes iš čia neturim klibėjimo. Tai grandinės dantukai susižymėtų ir degimo kaip ir nereikia. Statyti toolso, bet pasižiūrėsim. Užsikaiščiuosim velenėlius ir dėsim tada grandinės. Alkūninės sutampa, velenėliai iš akies aš matau, kad yra gerai, bet dėl bendro tikslumo nusipirksim, užsidėsim. Kas lieka? Lieka užsisakyti trūkstamas dalis, tarpinės, viską apsivalyti, sulaukti spec toolso ir surinkinėsim. Tai ką, tiek. Manau, apsivalysiu viską. Nefilmuosiu, čia daug plovimo, daug visko. Pafilmuosim, kaip surinkinėsim.